Tai šiandien toliau kalbėsim apie lyderystę švietime. Iš tiesų dažnai kalbama apie mokytojų trūkumą, apie švietimo politikus, bet kur kas rečiau apie ypatingai svarbę grandį mokyklų vadovus, kurie turi žongliruoti tikrai nepaprastai daug skirtingų atsakomybių ir greitai kintančius pokyčius. Ir tiesa, lyderystės temai buvo skirta dėmesio ir, pavyzdžiui, šių metų puikioje švietimo kodo konferencijoje. Tačiau norisi eiti toliau į gylį, į duomenis, į konkrečius sprendimus. Ir jeigu trumpai prisimintume, tai vakar išsamei aptarėme vadovams kylančius iššūkius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu, kalbėjom apie organizacinį mokyklų atsparumą, taip pat diskutavom, kokį poveikį turi skirtingi išorės veikėjai, jų iniciatyvos, nacionalinės švietimo agentūros, tūkstantmečio mokyklų programos, organizacijos švietimas numeris 1, universitetai, skaitant jų magistro programas skirtas vadovams, kaip visos tos iniciatyvos ar organizacijos palaiko mokyklų vadovus, o ko dar trūksta. Ir man labai įsiminė Rasos Nedzinskaitės Mačiūnienės mintis, kad Lietuvos švietimo įstaigų atsparumas iš esmės egzistuoja, tačiau jo pagrindas yra pažeidžiamas. Kai vadovas keičiasi ar perdega, organizacinis pajėgumas gali išnykti kartu su juo. Tai ypatingai svarbu kalbėti apie tai, kaip kurti atsparią mokyklą, kur viskas laikosi ne ant vieno žmogaus, bet ant bendruomenės. Ir turbūt daugam pasidalyto lyderystė arba demokratinis valdymas, tos frazės skamba gražiai, bet praktikoje lyderystės stilių nėra taip lengva pakeisti. Tad savo gerąją praktiką šiandien pakvietėm pasidalinti tiek privačios, demokratinės mokyklos, tiek savivaldybės Darbėnų gimnazijos direktorius. Taip pat diskusijos metu kalbėsime apie skirtingų mokyklos bendruomenės narių įtraukimą, apie skirtingų narių, bet šiek tiek didesnį dėmesį skirsime jaunimo įtraukimo temai, kad geriau suprastume, kaip tą Lietuvoje daryti, kad tai vyktų realiai, prasmingai, o ne formaliai. Tai būtent apie tai yra pirmasis šiandienos pranešimas, tad noriu šiltai pasveikinti Priją Jošį, UNESCO vyresnąją tyrėją ir politikos analitikę, taip pat bendraautorę ataskaitos, UNESCO pasaulinės švietimo stebėsenos ataskaitos apie jaunimo įtraukimą į sprendimų priėmimą. So good morning, Priya. Thank you very much for being with us today. I know it's an early morning. Labą dieną, Priya. Žinau, kad labai anksti pas jūs Niujorke, bet tai ačiū labai, kad anksti prisijungėt. Tai labai džiaugiamės, kad išgirsim dabar jūsų prezentaciją. Sveiki visi, ačiū Dalia už šitų 2 dienų organizavimą ir už malonų kvietimą. Tai informuokit, ar girdit mane gerai. Taip, girdim labai gerai ir matom jūsų skaidres. Kaip paminėta, esu politikos analitikė ir mes dirbam su tvaraus vystymosi tikslais ir šiandienos prezentacija bus apie ataskaitą, apie jaunimo lyderystę. Noriu pabrėžti ir kartosiu prezentacijos metu, kad tai yra ataskaita parengta su jaunimu ir jaunimui. Taigi jaunų žmonių balsai niekada nebuvo tokie svarbus, kaip yra dabar. Ir per 10 metų dirbant Niujorke, tai svarbiausia, kas įvyko, kad labai pradėjom kitaip žiūrėti į jaunimą. Ir tas požiūris, kad pagal 2030 metų programą tvariam vystymuisi, tai mes turime numatyti, kas bus toliau, turime pripažinti esminę tiesą ir kad jauni žmonės turi aktyviai dalyvauti. 22 metų transformuojančio švietimo viršūnių susitikimas buvo toks kertinis momentas.
ir jaunų jaunimo deklaracija, kuri ten buvo, tai ji nurodė, kad reikia investuoti į jaunimą ir mokinių bei studentų lyderystę ir leisti jų balsui būti girdimam. Ir tai yra politikinis pripažinimas, kad tai yra. Ir tuo pačiu paktas ateičiai, kuris buvo jungtinių tautų lygių priimtas, tai pastiprino šitą poreikį. Ir šito dokumento 36 veiksmas, jis labai kviečia šalis, kad jos pasirūpintų prasmingų jaunimo dalyvavimų švietime, jų nacionaliniuose mechanizmuose. Taigi šitie visi globalūs tokie įsipareigojimai, kaip žinote, kad švietimo lygis ir globalus jaunimo lygis atspindi tą didėjantį supratimą, kad jauni žmonės ne tik yra gavėjai švietimo, bet jie yra pagrindinės suinteresuotosios šalys. Tai 2026 sausį mes parengėm šitą ataskaitą. Ji buvo parengta kartu partnerystėje su Jungtinių tautų jaunimo biuru. Ir pirmiausia, tai išmatavo jaunimo dalyvavimą švietimo politikos formavime visame pasaulyje. Tai pavadinta Lead with Youth, tai reiškia vesti su jaunimu, lyderiauti. Ir ši prezentacija tiesiog bandys pereiti per pagrindinius rezultatus. Ir tai, kaip Dalia paminėjo ir kaip jūs vakar girdėjote, mūsų požiūris į lyderystę, tai kaip mūsų ataskaitose, tai yra turėti platesnę viziją ir pabrėžti lyderystę kaip bendrą darbą, bendradarbiavimą. Mes be abejo pripažįstam, kad yra labai didelis poreikis lyderystės visais lygiais, bet taip pat norim pabrėžti, kad tai yra socialinės įtakos procesas ir nuo to lūžio taško nuo globalių ataskaitų, regioninių ataskaitų, apie lyčių lygybės ataskaitos. Ši jaunimo ataskaita buvo tarsi paskutinė dalis ir tai buvo toks galutinis indėlis. Ir šitą ataskaitą tai praneša prasideda nuo diskusijos, kaip gali jaunimas ir mokiniai, kokia situacija yra dabar, kaip jie vadovauja, dalyvauja švietimo sistemų vadovavime. Ir buvo pabrėžta, kad dabar, kai mes darom globalią apžvalgą, 57% šalių įgaliojo, kad būtų mokiniai atstovaujami mokyklos valdybose ir tarybose. Universitetuose daugumoje šalių žinome, kad studentai tai jau gina savo studentų interesus ir daug yra jaunimo vadovaujamų pilietinės visuomenės organizacijų. Jie siekia įvairių švietimo tikslų. Pastarieji, naujausiai yra, tai susijęs su technologijos indėliu ir požiūriu susitelkimu į gerovę. Ir be abejo, be šitų formalių sistemų žinome, kad jauni žmonės yra labai aktyvūs alternatyviuose judėjimuose, studentų judėjimuose. Ir švietimo poreikiai ir mūsų visuomenėje tai yra tokie, kad norim pabrėžti, kad nepaisant didelių daugybės pastangų, netgi šiandien tik tai 2,8% parlamentarų visame pasaulyje yra jaunesni nei 30 metų. O švietimo ministrų amžiaus vidurkis yra 56 metai. Ir tai reiškia, kad dauguma šalių, ką daro, kad jos bando kompensuoti tą nepakankamą reprezentavimą, steigdami tokius kaip jaunimo parlamentus, jaunimo tarybas.
Ir be abejo, jauni žmonės, jauni biurokratai, jauni politikai, jie galėtų pateikti skirtingą požiūrį ir jie turi skirtingą socialinę patirtį ir jie kartais ateina su skirtingu požiūriu į biudžeto formavimą. Ir manau, labai svarbu suprasti ir kad pokalbis apie šitą ataskaitą padės mums reflektuoti apie tai ir suprasti pagrindinę šios ataskaitos pagrindinį tikslą. O tikslas buvo suprasti vyriausybių ir jaunimo dalyvavimą, kad šios dvi perspektyvos būtų suderintos. Mes parengėm struktūrą ir ji parengta dešimtmečiais trukusių apmąstymų apie jaunimo įtraukimą. Ir vadovavimas su jaunimu, tai koks bebūtų jūsų procesas, ar jūs bandote įtraukti juos informuodami jaunimą, ar konsultuodamėsi su jaunimu, bendradarbiauti, ar kažkaip kurdami su jaunais žmonėmis, šitas procesas turi tobulėti, būti tobulinamas. Buvo parašyta su jaunaisiais tyrėjais, kad tai šita ataskaita buvo parašyta su jaunaisiais tyrėjais ir, kaip minėjau, vienas iš didžiųjų tikslų buvo suprasti jaunimo įsitraukimą ir kaip sprendimai priimami švietimo srityje iš dviejų perspektyvų - iš vyriausybių ir iš jaunimo bei studentų moksleivių organizacijų. Taigi vyriausybės klausimynas buvo tiesiog apie tai, kad ar teisiškai reikia įsijungti į tai, kokie yra jūsų naujausiai konsultavimo pavyzdžiai ir kokie yra poveikio rezultatai. Ir 93 šalis sureagavo į tai, atsakė į šį klausimyną. Ir mes pažymėjom maždaug apie 500 organizacijų, kurios atstovaujamos šalise. Su 400 susisiekėm, 100 atsakė ir galbūt tai daug ką pasako, kadangi tai pabrėžia, kad dauguma laiko, kad jaunimo dalyvavimas yra jaunimo organizacijų labai svarbus. 2/3 atsakų buvo iš Europos ir Šiaurės Amerikos ir buvo daug tyrimo proceso ir įtraukimo proceso. Tai buvo paremta šalių savianalizėmis. Mes skaičiavom, kokie formalūs mechanizmai įtraukimui yra tik tai vienoje iš 3 šalių. Ir tai yra pirmas kartą atliktas toksai pasaulinio masto matavimas, kaip jaunimas įtraukiamas į sprendimų priėmimą švietimo srityje. Ir šie formalūs mechanizmai tai buvo labiau paplitę aukštų pajamų ir liberaliose demokratijose. Įdomu, kad kai paklausėme apie konsultacijas, tai nustatėme, kad 3/4 šalių praneša, kad turėjo neseniai konsultacijų su jaunimu ir studentais bei mokiniais. Yra įdomių pasakojimų apie tai, kaip tai veikia ir ypač kaip tai susiję su gerove ir didesniu švietimo finansavimu. Kai kurie iš pavyzdžių tai įtraukia strateginės konsultacijas apie įstatymus dėl mokslo, dėl švietimo. Bet ką pasakyčiau, kas įdomu, galbūt kas liečia tiesioginį arba tokį vadovaujantį poveikį studentų ir mokinių, vis dar diskutuojamas. Pavyzdžiui, mokymo programa, kur mokiniai prašo, kad būtų mažiau turinio, daugiau lankstumo, daugiau praktinių kompetencijų. Ir žinote, yra daug įsitraukimo dėl įtraukaus mokymo. Ir manau, kad įdomu, kas liečia gerovę, žinote, yra psichinės sveikatos problemos, mokinių gerovė.
ir įskaitant ir patyčias, ir mokyklų saugumą. Ir visa tai buvo pateikta iš vyriausybių pusės, bet ką mes norim pabrėžti, kaip pagrindinė žinutė, tai kad dalyvavimas negarantuoja, kad poveikis kažkoks bus daromas. Tai, kaip minėjau, jaunimo ir studentų organizacijų atsakymai, daugiau negu pusė jų buvo iš Europos, bet ir iš jų buvo aišku, kad šitos struktūros ne visada pasireiškia tikrų poveikių. Bendras pasitenkinimas yra pakankamai žemas dėl vyriausybės įtraukimo ir be abejo, klausimas yra visada, ar visa tai yra prasminga, ar tos konsultacijos prasmingos, ar jaunimo klausoma, o ne tik tai išgirstama. Tai labai nedaug šalių pranešė apie tai, ar konsultacijos įtakojo sprendimų prieimimą. 10 šalių pranešė, kad jos konsultavosi su jaunimu dėl politikos formavimo ir tik tai 35% pasakė, kad jų grįžtamasis ryšys buvo priimtas domen ir mažiau negu vienas iš 6 šalių, vienoje iš 6 šalių buvo stebima, kaip įgyvendinama švietimo politika. Kaip minėjau, Europos šalis buvo gan aktyvios atsakant į mūsų užklausas. Pavyzdžiui, Lietuvos atveju konsultacijos, kuriuose buvo minimos, buvo Lietuvos studentų nacionalinė sąjunga ir moksleivių atstovybės. Ir tai buvo susijęs su studijų klausimais. Ir vyriausybės perspektyva buvo, kad studentų sąjungų įtraukimas vedė prie geresnio reguliavimo studentų darbo krūvio, skiriant namų darbus reguliariau. Ir Lietuva nesiskiria nuo daug iš kitų jaunimo ir studentų organizacijų pasaulyje. Visada yra labai stiprus tikslas įgalinti jaunus žmonės ir ginti jų teises. Ir ten daroma įvairiais būdais. Organizacijos pabrėžė daug būdų, kaip jos bando įtraukti ir dalyvauti vyriausybės veikloje, tai peržiūrint teisės aktus, stipendijų skirimą ir taip pat, kas mums pasirodė įdomu, tai apie, pavyzdžiui, karinį mokymą mokyklose. Bet bendrai, jeigu pasižiūrėsim, tai diskusijos apie iššūkius įvairius ir tai apie prioritetus jos buvo svarbios. Taigi, tokia yra jaunimo ir studentų organizacijų veikla, aktyvumas. Ir paskutinis dalykas, kam net tiek daug dėmesio skiriama, kiek mums reikėtų šituose dialoguose, tai kad kadangi yra daugiau dalyvavimo, tai nereiškia, kad vis susitraukiantis dalyvavimas yra. Kadangi net mechanizmai su gerais ketinimais rizikuoja, kad bus tokie marginalūs balsai išstumti ir tai stebi jaunimo organizacijos. Pavyzdžiui, apklausa parodė, kad 44% jaunimo organizacijų apklaustų turėjo kažkokius atstovavimo reikalavimų savo organizacijose. Taigi toks buvo turinys ir tokios žinutės. Rekomendacijos buvo, kad buvo parengtos turint omenyje, kad reikia pabrėžti vadovavimą su jaunimu ir tam reikia vyriausybių įsitraukimo, kad būtų patenkinti jaunimo lūkesčiai ir kad tai labai svarbus
pagrindas gerinant procesus. Šitos rekomendacijos, jos suburtos su jaunimo ir studentų atstovais ir kurie yra pristatyti šitoje skaidrėje ir kokia studentų lyderystė reikalinga švietime. Mes žinome, kad jaunimo ir studentai paprastai nežiūrimi, į juos nežiūrima, kaip kad jie gali lyderystės pareigomis dalinti su suaugusiais. Ir todėl reikia atsižvelgti į įvairius pasiūlymus. Vyriausybės, kurios susidomėjusios tuo jaunimo ir studentų įsitraukimu, tai turi dirbti tokiomis kryptimis, kad mes turime užtikrinti, kad procesai įtrauktų jaunimą ir studentus, kad jie dalyvautų ir kad jų dalyvavimas būtų prasmingas ir kad būtų garantuojamas įtraukus, prieinamas ir reprezentatyvus dalyvavimas. Mes turime užtikrinti, kad studentų ir jaunimo organizacijos ne tik būtų įtrauktos kaip planavimo pradinėje stadijoje, bet taip pat ir įgyvendinant švietimo sprendimus, kas padeda kurti daugiau pasitikėjimo ir įsipareigojimo. Ir galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad, kaip aš manau, jaunimo veikla buvo pabrėžta, tai turi būti skiriama pakankamai laiko mokymo programuose. Ir ačiū už klausimą. Tai buvo įdomi sklaida apie mūsų veiklą čia. Šitas piešinukas turėtų reprezentuoti mane ir aš dabar lauksiu diskusijos. Ačiū. Tai ačiū. Dalia sako, ačiū labai už įdomią prezentaciją ir primenu visiems, kad jeigu turite klausimų, rašykite juos į chatų skyrių. Ir gal galėtumėt jūs nurodyti konkrečią šalį ar keletą šalių, kurios jau sėkmingai įgyvendino prasmingą jaunimo įtraukimą ir kaip jie pasiekė tai. Taip, kadangi tai yra platesnis požiūris, kadangi tai pasaulinė ataskaita, mes turime didelį spektrą. Ir aš manau, kad vienas iš dalykų, ką reiktų pabrėžti, tai kad sėkmė gali atrodyti labai skirtingai įvairiose skirtingose kontekstuose. Ir kas man yra įdomu, kad pavyzdžiui, tokios žinios, kurios atėjo iš Japonijos institucijos, tai kad mes turime pripažinti, kad vis mes į studentus dar žiūrėjome, kad studentai yra žmonės, kurios dar tik reikia įtraukti. Bet pripažinus tai vis tik tai jau yra pažanga ir aš manau, kad mes turime suprasti ir pripažinti tą naują suvokimą. Taigi dauguma šalių, manau, visame pasaulyje tikrai padarė jau didelį žingsnį konsultavimosi procese ir žinote, jie konsultuojasi, daugiau erdvės suteikiama jaunimui jų natūraliuose procesuose. Ir turiu pasakyti, kad bendras toks pojūtis yra, kad jūs paminėjot, kad buvo paminėta, kad jaunimas daugiausia Europos šalyse, tai jie jau dalyvauja diskusiją, bet yra dar tai tik paslaugų lygyje ir tai nėra tikrai toksai reikšmingas įtraukimas ir tai yra labai rimtas iššūkis. Aš neseniai turėjau labai įdomią diskusiją su kolegomis iš Naujosios Zelandijos šią temą ir jie padarė labai didžiulės pastangas tikrai įtraukti mokinius ir moksleivius ir kas buvo pabrėžta, kad pagrindinis dalykas, kuris prasidėjo, tai buvo darbuotojai, tai yra biurokratija, kuri pagaliau pradeda jau fiksuoti, kad šis dalykas yra svarbus. Taigi, kai tai atsitinka, kai jau bus procesai ir tai bus procesai, kurie giliai tą daro, kada jauni žmonės iš tikrųjų ateina ir jų klausoma, tai tada biurokratai, manau,
iš tikrųjų užfiksuos, kad vyksta pokyčiai. Ir ataskaitoje pabrėžta daug pavyzdžių, įskaitant Airiją ir kitas šalis, kur bendrai situacija yra geresnė. Ir manau, kad pagrindinis dalykas, kad aš vis dar manau, kad Europoje viskas yra geriau dėl to, kad finansai skiriami šiai temai. Kada jaunimo organizacijos yra finansiškai palaikomos, remiamos, tai jos gali padaryti daugiau. Nes manau, kad pavyzdžiui, Pietryčių Azijoje, Pietų Azijoje, kitose vietose, tai jos veikia labai tokiu menku biudžetu. Ir galbūt atsimenat, kad aš minėjau, kad galbūt 500 organizacijų užfiksuota, mes pažymėjom 500 organizacijų, susisiekėm su 400, bet tik 100 atsakė. Ir manau, kad tai viena iš priežasčių, kodėl tokia yra toks didelis pokytis ir taip keičiasi jaunimo organizacijos ir kai baigėsi finansavimas. Taip, ačiū labai. Dabar mes turime vieną klausimą iš Augustos ir taigi, Augusta, užduokit klausimą. Auguste. Ačiū už šią progą. Noriu paklausti, ar turite kokių įžvalgų į tai, kaip užtikrinti prasmingą jaunimo įtraukimą į sprendimų priėmimą, kai jaunimo nuomonė skiriasi. Tai nėra tiesioginė nuomonė, kuri vienu ar kitų klausimų, bet yra tokios diferencijuotos nuomonės, skirtingos. Kaip jūs užtikrinat jaunimą tokiu atveju, priimant sprendimus? Manau, tai labai svarbus klausimas. Manau, kad fundamentalus principas ar apskritai dialogas tarp kartų yra paremiamas. Ir viena dalis to, kad yra tai toks vyksta šioks toks progresas ir paminėčiau, kad turi būti bent jau vienas žmogus visose institucijose, kuris atstovautų, kad galėtų būti kaip jaunimo balsas ir be abejo tai sukurti erdvę įvairiom nuomonėm. Bet taip yra kiekvienoje turbūt organizacijose. Paprastai klausimas, ar jaunimo organizacijos, ar jos jau turi konsensusą, tai tada būna gerai, bet taip pat turim pripažinti, kad ne viena organizacija negali pristatyti visų požiūrių ir todėl susidaro sunkumų konsultavimo procese, bet svarbu, kad mūsų nacionalinėse organizacijose jau esamose, tai reikia labai domėtis, ar pažanga yra tokia jau tikslinė ir ar viskas demokratiška. Taigi, tai kai liečia pasaulinį lygį, tai jaunimas yra dalis plačiosios visuomenės ir todėl įvairios komitetai ar grupės, tai bet kurio klausimu jos gali pateikti savo idėjas ir svarbu, ar tas idėjas žvelgiama rimtai. Taigi, manau, kad vyriausybėms yra labai svarbu, ar jeigu skiriasi nuomonės, tai ar visos bus išklausytos ir ar tikrai bus kažkaip išgirsta, sureaguota.
Tai aš prisimenu, kad buvo noras kai kuriuose šalise, man atrodo, Jamaikoje, svarbiausia buvo disciplina, tai dėmesys sutelktas į smurtą mokyklose, tai buvo vyriausybės politika tokia, kad mokyklų sistemose bus privalomas krepšių, kuprinių tikrinimas, bet įtraukus moksleivių organizacijas į konsultacijas buvo priimta, kad reikia platesnio, tokio labiau visą apimančios požiūrio į saugumą mokyklose. Ir tada vyriausybė galbūt tikrai vertėtų atsitraukti nuo to baudžiamojo požiūrio, o labiau susikoncentruoti holistiškai į mokyklų saugą. Ir taigi daug dalykų turi būti, kad visa tai įvyktų. Ir be abejo, vyriausybės turi būti atviros įvairiems balsams. O antras dalykas, jauni žmonės turi pripažinti, kaip kalibruoti jų savo balsus. Ir trečia, tai tie skirtingi balsai, kiekviena tema gali įvairiais lygiais skirtis. Prasme, skirtis daug ar nedaug. Ir klausimas, ar galima tos savo lūkesčius taip priderinti, pakalibruoti, kad konsultavimo procesas patenkintų daugumą suinteresuotųjų šalių. Nežinau, ar atsakiau, bet ačiū. Tai ačiū labai už jūsų prezentaciją ir jūsų atsakymus. Taigi, likite su mumis ir mes pratęsim pokalbį po antrosios prezentacijos.